Mes mėgstame tikėti, kad įstatymas su vaiku elgėsi kitaip nei su suaugusiuoju. Tačiau dešimtmečius Amerikos teisingumo sistema rėmėsi teisinėmis spragomis, kurios leido vos 14 metų vaikams skirti mirties bausmę, kartais per teismus, kurie vyko taip greitai, kad trukdavo vos ilgiau nei pietų pertrauka. 1989 metais aukščiausiasis teismas netgi nusprendė, kad 16-mečio egzekucija yra visiškai teisėta, taip sukuriant teisinę pilkąją zoną, kurioje būti vaiku nesuteikė jokios apsaugos nuo griežčiausios bausmės. Tai nėra tik tragiškos istorijos, tai yra 10 labiausiai nerimą keliančių teisinių spragų, kurios vaikams lėmė mirties bausmę. 10 vieta. Douglasas Kristoforas Thomasas buvo vos 17, kai nušovė savo 14-metės draugės Jessicos Weissman tėvus. Tai buvo siaubingas nusikaltimas, tačiau teisme keli liudininkai paliudijo, kad Jessica buvo pagrindinė sumanytoja. Chrisas tiesiog pasidavė jos anksti subrendusiai ir valdingai prigimčiai. Net apeliacinio teismo teisėjas pripažino, kad bylos medžiaga aiškiai patvirtina išvadą, jog būtent Jessica Weissman norėjo, kad jos tėvai būtų nužudyti, ir ji paskatino Thomasą įvykdyti jos norus. Bylos medžiaga parodė, kad Chrisas atsisakė savo Mirandos teisių, tačiau psichiatras teigė, jog jis buvo nebrandus ir nesugebėjo priimti sprendimų suaugusio žmogaus lygiu. Taip pat manoma, kad jo prisipažinimas, duotas be advokato dalyvavimo, galėjo būti išgautas prievarta ir spaudimu. Faktas, kad vaiką galima apklausti be advokato, kai Chrisas buvo apsvaigęs nuo narkotikų ir alkoholio, jau savaime yra spraga įstatymuose. Tačiau nepaisant šių detalių ir vaikystės paženklintos traumomis, jis buvo nuteistas mirties bausme. Ši byla sukėlė susirūpinimą visame pasaulyje. Žmogaus teisių institucijos pavadino JAV pasaulinę atstumtąją išsivysčiusią šalimi, kuri nesilaiko tarptautinių sutarčių ir jų teitį konvencijų draudžiančių žudyti vaikus. Vienintelės kitos šalys, kurios taip daro, yra Iranas, Nigerija, Pakistanas, Saudo Arabija ir Jemenas. Jessica Weissman, akivaizdi šio nusikaltimo organizatorė, buvo paleista iš sulaikymo įstaigos vos po 7 metų, būdama 21 metų amžiaus. Pirminis teisėjas, valstijos prokuroras, psichikos sveikatos ekspertai ir net aukos šeimos nariai nenorėjo, kad egzekucija būtų įvykdyta. Tačiau dėl to, ką aktyvistai vadino nelaimingų teisinių techninių niuansų nepastebėjimu, Virdžinijos valstija 2000 metų sausio 10 dieną suleido Chrisui mirtiną injekciją. Jam buvo 26. Praėjus vos keliems metams, aukščiausiasis teismas nusprendė, kad tokio žmogaus kaip Chrisas nužudymas yra žiaurus ir neįprastas. Kalbant apie sumanytojo švelnią bausmę, Chrisas niekada nebuvo pagiežingas, tačiau prieš mirtį jis pasakė: "Aš buvau vos virš ribos, o ji vos žemiau jos." Tai ir vadinama įstatyme nustatyta amžiaus riba. 9 vieta. Iki 2005 metų. 22 amerikiečiai, kurie nusikaltimą padarė būdami jaunesni nei 18 metų teisiškai vaikai, buvo įvykdyta mirties bausmė. Visi vyrai, visi iš pietų arba vidurio vakarų ir visi 17 metų išskyrus vieną. Jo vardas buvo Seanas Sellersas. 1985 metų rugsėjo 8 dieną Seanui Sellersui buvo 16 metų, kai jis nušovė ir nužudė Robertą Bauerį, 36 metų parduotuvės darbuotoją Oklahomos mieste. Baueris atsisakė aptarnauti Seaną ir jo draugą Richardą Hovardą Beirą, todėl jie jį nužudė. Tačiau tai nebuvo viskas. Hovardas vėliau liudijo, kad Seanas jam sakė, jog nuspaudė gaiduką tik todėl, kad, cituoju, norėjo sužinoti, koks jausmas nužudyti žmogų. Kol žmogžudystė dar buvo tiriama, Seanas nužudė savo motiną Vondą. Po ginčo dėl merginos, jis įbėrė žiurkių nuodų į jos kavos puodelį. Kai tai nedavė laukto rezultato, jis sugalvojo planą. 1986 m. kovo 5 dieną, vilkėdamas tik apatiniais, kad nesusiteptų krauju, jis slapta įėjo į savo motinos miegamąjį, kai ji miegojo. Pirmiausia, jis nušovė savo patėvį Richardą. Jo motina pabudo ir prieš jai spėjant prabilti, jis nušovė ir ją. Tikėdamasis, kad policija pagalvos, jog žmogžudystės įvyko per įsilaužimą, Seanas paliko namus ir nuvyko pas Hovardą, kur prisipažino, ką padarė. Už savo parodymus Hovardas gavo tik 5 metų lygtinę bausmę už Bauerio nužudymą. Tačiau tai nebuvo tik trigubo žmogžudystės atvejais. Tuo metu JAV buvo apėmusi satanistinė panika. Beveik kasdien amerikiečiai girdėdavo istorijas apie žmonės, kuriuos Liuciferis ir jo demonų armija privertė daryti baisius ar keistus dalykus. Seanas neišimtis. Jo gynėjai teigia, kad jis buvo priklausomas nuo žaidimo Dungeons & Dragons, kurį žiniasklaida klaidingai siejo su blogais poelgiais. Pats Seanas liudijo, kad buvo praktikuojantis satanistas, veikęs dėl demoniško apsėdimo. Jis atvirai prisipažino, kad per kelis mėnesius iki žmogžudysčių 100 kartų buvo perskaitęs Anton LaVey satanistinę Bibliją. Tai tikrai nebuvo racionalumo epocha, tačiau prisiekusiesiems pasakojimai apie šėtono blogą įtaką Seano protui nesušvelnino fakto, kad jis šaltakraujiškai nužudė 3 žmonės. Tikiuosi ir tikiuosi turite galę sustabdyti Seaną Sellersą nuo naujų žmogžudysčių, pareiškė prokuroras savo baigiamojoje kalboje prisiekusiesiems.
Šono amžius net nebuvo svarstomas. Prisiekusieji atsisakė leisti ekspertų parodymus, kurie būtų aptarę, kuo vaikai vystymosi prasme skiriasi nuo suaugusiųjų. Prokuratūra pasirūpino, kad prisiekusieji jį vertintų kaip suaugusį vyrą. Jam tik 17, burbtelėjo prokuroras. Bet kai jis paėmė tą 3,57 kalibro ginklą, jis tapo vyru. Ir kai jis paėmė tą 44 kalibro specialųjį ginklą, jis vėl tapo vyru. Jis elgėsi kaip vyras. Jis turės čia atsistoti kaip vyras. Valstijos įstatymas tuo metu nesuteikė prisiekusiesiems galimybės paskelbti nuosprendžio, laisvės atėmimo iki gyvos galvos be galimybės išeiti į laisvę. Taigi, vienintelis būdas sustabdyti šį pamišusį šietono paveiktą vaikį nuo naujų žmogžudysčių buvo nuteisti jį mirties bausme. Teisėjas neleido pateikti ekspertų parodymų, kurie būtų parodę, kad Šonas būtų kalėjęs bent 15 metų, nors žiniasklaida teigė, kad jis išeis į laisvę perpus greičiau. Bėgant metams Šonas vis teikė apeliacijas dėl savo mirties nuosprendžio. Jis tapo sensacija. Apie jį kalbėjo Oprah, Geraldo. Jis buvo rodomas dokumentiniuose filmuose apie serijinius žudikus ir satanistus. 1992 metais jam buvo diagnozuotas daugybinės asmenybės sutrikimas, o tyrimai parodė, kad jis turėjo smegenų pažeidimų nuo vaikystėje patirtos traumos. Tačiau kai jis pateko į tarptautinės antraštės ir jo mirties bausmė sukėlė susirūpinimą aktyvistams visame pasaulyje, JAV apėmė dar vieną moralinę paniką. Superplėšrūnai. Ekspertai kalbėjo apie naują jaunų nusikaltėlių kartą, tarsi iš romano ir filmo Prisukamas apelsinas. Tai buvo radikaliai impulsyvūs, visiškai nesigailintys vaikai, kurie visiškai negerbė žmogaus gyvybės. Tai tiesiogiai nepaveikė Šono bylos, tačiau kai jo apeliacijos buvo atmestos, politinė atmosfera buvo persmelkta baimės dėl pavojingų plėšrių vaikų. Nepaisant pasaulinių žmogaus teisių organizacijų protestų, tai nebuvo metas suteikti malonę. Ir būtent tokioje nulinės tolerancijos situacijoje Šonas 1999 m. vasario 4 d. suvalgė savo paskutinį gyvenime valgį. Kiaušinius suktinukus, saldžiarūgščius patiekalus ir tešloje keptas krevetes. Kai kurie jo paskutiniai žodžiai buvo šiurpūs. Visi žmonės, kurie dabar manęs nekenčia ir laukia čia, kad pamatytų, kaip mirštu. Kai ryte atsibusite, nesijausite nekiek kitaip. Mirtinos injekcijos vaistai užliejo jo venas. Jis dainavo krikščioniškas giesmes, o pasaulis aptemo. Kaip valstijos apskritai gavo leidimą įvykdyti mirties bausmę 16-mečiai? Atsakymas atėjo iš aukščiausio šalies teismo. 8 istorija. 1981 m. sausio 7 d. du vyrai įėjo į degalinę, kurioje dirbo 20-metė Barbel Pur. Barbel namuose turėjo 10 mėnesių kūdikį ir dirbo, kad sutaupytų pinigų studijoms koledže, jo galėtų suteikti savo vaikui geresnį gyvenimą. Tačiau viskas pasikeitė, kai jį ją ištiko didžiulė nelaimė. Jis sutiko Keviną Stanfordą, kuriam buvo 17 metų ir 4 mėnesiai, ir jo draugą Davidą Buchananą, kuriam buvo 16 metų. Trečias vyras, Projus Johnsonas, laukė automobilyje. Grasindami ginklu, vyrai privertė ją eiti į vidų, kur mažiausiai 45 minutės ją žiauriai kankino. Po jos išgyvenimų vyrai panaudojo jos automobilį nuvažiuoti į nuošalę vietą, kur leido jai surūkyti paskutinę cigaretę. Tada jie šovė ją į veidą ir į pakaušį. Jie paliko ją nuogą ant galinės sėdynės ir grįžo į degalinę, kur pavogė apie 300 blokų cigarečių benzino ir nedidelę pinigų sumą. Vaikinai buvo greitai sučiupti, kai vienas iš jų bandė parduoti pavogtas prekes. 1982 metais Kevinas buvo nuteistas mirties bausme už 1 laipsnio sodomiją, 1 laipsnio apiplėšimą ir vogto turto įgyjimą. Davidas gavo laisvės atėmimą iki gyvos galvos, o Trojus buvo nuteistas keliems mėnesiams nepilnamečių įstaigoje. Kevinas buvo nepilnametis, tačiau Kentukio aukščiausiasis teismas atmetė jo advokato reikalavimą, kad jis turi konstitucinę teisę į gydymą. Teismas nusprendė, kad bylos medžiaga aiškiai parodė, cituoju, jog nepilnamečių teisingumo sistemoje nebuvo jokios tinkamos programos ar gydymo apeliantui. JAV aukščiausiasis teismas priėmė precedentinį sprendimą, kad nusikaltėlių padariusių nusikaltimus būdami 16 ar 17 metų egzekucija nepažeidžia šiuolaikinių padorumo standartų. Tai reiškia, kad 8 pataisa, draudžianti žiaurias ir neįprastas bausmes, nebuvo taikoma. Teismas iš esmės teigė, kad Amerika pasiekė tokį lygį, kai nepilnamečio egzekucija buvo laikoma priimtina. Šis sprendimas iš esmės įteisino 16 ir 17 metų nusikaltėlių egzekucijas visoje šalyje. Dėl to 19 nepilnamečių nusikaltėlių buvo įvykdyta mirties bausmė. Kevinas apskundė savo nuosprendį. Tarptautinės žmogaus teisių organizacijos atkreipė dėmesį į tai, kad jo gynėjas teisme jį pavedė, nes nepateikė švelninančių aplinkybių įrodymų. Įskaitant tai, ką Amnesty International įvardijo kaip vaikystėje patirtą fizinį smurtą, nepriežiūrą, skurdą ir smurto poveikį. JAV teisinio nežinios laikotarpiu iš 19 nusikaltėlių, kuriems po šio sprendimo buvo įvykdyta mirties bausmė, ironiška, bet Kevinas nebuvo vienas iš jų. Kentukijo gubernatorius Polas E. Patonas atsisakė pasirašyti mirties bausmės vykdymo orderį ir 2003 metais pakeitė Kevino bausmę į įkalinimą iki gyvos galvos.
Tačiau aukščiausiasis teismas neišrado teisėto vaikų žudimo. Jie tai perėmė iš precedento, kuris buvo nustatytas dar prieš Jungtinių valstijų egzistavimą. 7 vietoje. Precedentas, leidžiantis vaikus teisti kaip suaugusiuosius, siekė naujojo pasaulio laikus, kai Plimuto kolonijoje žmonės buvo kariami. Vienas iš jų buvo Thomasas Grangeris, anglas, berniukas, atsiųstas į kolonijas dirbti pasiturinčiai šeimai kaip sutartimi susaistytas tarnas. Pagal teismo įrašus, datuotus 1642 m. rugsėjo 7-ąją, jis buvo pripažintas kaltu. Grangeriui buvo tik 17, tačiau daugiausia angliškoje Virdžinijos kolonijoje nebuvo įstatymų, kurie skirtų vaikus nuo suaugusiųjų. Kolonistai dažnai mušdavo ir plakdavo savo nepilnamečius tarnus, kurie pabėgdavo nuo priverstinio darbo plantacijoje. Kai jie buvo įkalinti, jie likdavo ten kartu su suaugusiais nusikaltėliais. Kai paaugliai, baltaodžiai ir juodaodžiai tarnai pabėgdavo arba kalbėdavo nelaiku, jie būdavo plakami arba žymimi tomis pačiomis priemonėmis kaip ir suaugusieji. Amžius nesvarbus. Po to, kai Jungtinėse valstijose susiformavo kolonijos, įstatymų leidėjai parengė apsaugas nuo žiaurių ir neįprastų bausmių, tačiau įstatymas vis tiek beveik neskyrė išsivyščiusių suaugusiųjų smegenų nuo vaikų, vyresnių nei 7 metų. 6 vietoje Fortūnas Fergusonas jaunesnysis buvo vos 16, kai 1927 metais tapo pirmuoju žmogumi mirusiu Floridos naujoje elektros kėdėje. Prieš 3 metus, būdamas 13, Alačio apygardos teismas jį nuteisė už tai, ką pavadino nusikalstamų išpuolių prieš jauną baltą mergaitę. Jo nuteisimui prireikė mažiau nei 24 valandų. 1926 m. sausio 1 dieną laikraštis Orlando Sentinel pranešė, kad Fergusono nuteisimas buvo paskelbtas greičiausiu Alačio apygardos istorijoje, jei ne visoje valstijoje. Jaunuolis buvo atvestas į mirties kamerą Raifordo kalėjime, kur jo laukė nauja egzekucijos įranga. Jis buvo prisegtas ir pasiruošęs mirčiai, kai tylą nutraukė skambantis telefonas. Tai buvo apygardos teismo teisėjas. Jam buvo suteiktas laikinas mirties bausmės vykdymo atidėjimas. Tampa Tribune perspėjo, kad šis atidėjimas vėl sukėlė įprastą linčo grėsmę. Laikraštis rašė, kad teisingumo vilkinimas skatina minios savivalę. Šaltiniai skiriasi dėl kai kurių detalių, įskaitant tikslių Fortuno amžių, tačiau vienas dalykas yra aiškus – jam buvo įvykdyta mirties bausmė. Rugsėjo 18 spauda rašė, kad vienas Fortunas Fergusonas pateks į istoriją kaip naujos elektrinės kėdės bandytojas valstijos kalėjime Raiforde. Laikraštis netgi juokavo apie tai, sakydamas, kad kėdė dabar turi laimę pailsėti pirmą kartą. Net 20 amžiaus pradžioje JAV įstatymai laikė, kad kiekvienas vyresnis nei 7 metų asmuo gali turėti nusikalstamų ketinimų. Jei prokurorai galėdavo įtikinti teismą, kad vaikas nuo 7 iki 14 metų žino, kas yra teisinga ir kas ne, jis ar ji galėjo būti teisiamas kaip suaugęs. Sulaukus 14, visos vaikystės apsaugos išnykdavo. Tai buvo ne tiek įstatymo spraga, kiek įrodymas, kad šiuolaikinė vaikų teisų samprata beveik neegzistavo. Bet kas nutinka, kai pati egzekucija sutrinka? 5 vietoje. Willis Francisas buvo vykdomas mirties bausmė ne kartą, o 2 kartus. 1945 metais, būdamas 16 metų, jis buvo nuteistas už Andrew Tomo, vaistininko iš St. Martinvilio, Luizianoje nužudymą. Ar jis iš tikrųjų nušovė Tomą, buvo diskutuojama daugelį metų. Jis prisipažino, bet vėliau atsiėmė prisipažinimą. Jo teismo paskirti gynėjai niekada nekvestionavo jo policijoje duotų prisipažinimų teisme. Jie taip pat nekvietė liudytojų ir nereiškė jokių prieštaravimų. Jie iš esmės nieko nedarė, kad jį apgintų, tačiau ne dėl to jo nusikaltimas įėjo į istoriją. Kai valstybė bandė jį įvykdyti mirties bausmę Šventoso Martinvilio kalėjime Luizianoje. 1946 metai gegužę manoma, kad prižiūrėtojas, kuris paruošė aparatūrą, buvo girtas. Elektrinė kėdė. Ši siaubinga neštuvų konstrukcija nepadarė to, kam buvo sukurta. Budelis pasakė, sudė Viliau, jis pasuko jungiklį. Vilis ėmė drebėti, jį krėtė traukuliai, o liudininkai iš siaubo atsitraukė. Bet tada šerifas sumurmėjo, tai nėra normalu. Staiga po savo odinę kaukę Viliau sušuko, nuimkite ją, leiskite man kvėpuoti. Sumaištyje Budelis sušuko, tu neturi kvėpuoti, berniuk. Jis paleido Viliau antrą elektros smūgį ir šį kartą Viliau sušuko, aš nemirštu. Tai buvo nevykęs darbas, labai skausminga klaida. Spauda dabar pradėjo rašyti antraštę su žodžiais. Laimingasis Viliau Francis, žmogus, kuris apgavo elektros kėdę. Advokatui Bertranui de Blancui tai nebuvo tik klaida, bet ir neteisėta pagal JAV konstituciją. Jis perdavė bylą aukščiausiam teismui, teigdamas, kad buvo pažeistos Vilio teisės pagal 5, 8 ir 14 pataisas, pagal lygios apsaugos, baudimo 2 kartus už tą pačią veiką ir žiauraus bei neįprasto baudimo įstatymus. Kadangi de Blancas manė, jog pirminis nuosprendis turėjo akivaizdžių trūkumų, jis norėjo, kad byla būtų panaikinta. 1947 m. gegužės 9 d. Vilis vėl buvo pasodintas į elektros kėdę. Ir šį kartą jie atliko savo darbą. Ši byla yra pavyzdys didžiausio košmaro, kai valstybė reikalauja pakartotinai pasikesinti į vaiko gyvybę.
Klaidos, kuri nėra įrašyta įstatymo žodžiuose, bet pačioje mašinoje. Ketvirta. Kai Joe Aredis lankė pradinę mokyklą Pueblo mieste, Kolorado valstijoje, 20-ojo amžiaus 3-ojo dešimtmečio pradžioje, mokytojai pranešė jo tėvams, kad yra problema. Jis tiesiog nespėjo su kitais. Jis nemokėjo nei skaityti, nei rašyti, nei sudėti ar atimti. Jis vos galėjo suregzti sakinį ar susirasti draugų, o laisvalaikį mieliau leisdavo klaidžiodamas po miestą ir lipdydamas purvo pyragus. 1936 metais, būdamas 21 metų Joe, kaip teigiama, įsilaužė į namą ir kirvio bukuojų galu žiauriai sumušė 15-metę Dorotę Drain bei jos 12-metę seserį Barbarą. Dorotė mirė, o Barbara praleido savaitę komoje. Tai buvo siaubingas nusikaltimas. Policija patyrė didelį spaudimą įspręsti šį nusikaltimą ir tada jie surado Joe, bei nedalyvaujant advokatui apklausė jį, pasinaudodami jo ribotų suvokimu. 1936 m. rugpjūčio 27 d. laikraštis Reading Eagle paskelbė antraštę. Jaunuolis prisipažino užpuolęs merginas. Tai buvo šokas Pueblo policijos vadui Artūrui Greidui, kuris jau turėjo vieną žmogų kalėjime – Franką Aguilarą. Jis prisipažino sudaužęs toms merginoms galvas po to, kai jo namuose buvo rastas kirvis ir paaiškėjo, kad jis buvo įdarbintas merginos tėvo. Vietinis laikraštis įspausdino antraštę. Aguilaras sako, kad nužudė Drainų vaiką. Su detalėmis apie tai, kaip Joe ilgi rašytiniai prisipažinimai nebuvo pasirašyti parašu, o tik kryželiu. Be šio vienintelio ženklo nebuvo visiškai jokių įrodymų patvirtinančių jo kaltę. Jokių liudininkų, jokių fizinių įrodymų, jokio tariamo prisipažinimo protokolo. Nepaisant to, policija dabar teigia, kad Joe buvo su Aguilaru, kai merginos buvo nužudytos. Šie du vyrai net nepažinojo vienas kito, jie niekada net nebuvo matyti kartu. Iš pradžių Aguilaras sakė, kad tą dieną buvo vienas, bet vėliau dėl kažkokių priežasčių pakeitė savo parodymus. Aguilaras buvo nuteistas ir įvykdyta mirties bausmė, tačiau nužudyti Joe pasirodė esą kur kas sudėtingiau. 3 valstijos psichiatrai liudijo, kad Joe intelekto koeficientas buvo 46. Psichiatrai teigia, kad jis nesugeba atskirti, kas yra teisinga, o kas ne, todėl negalėtų atlikti jokio veiksmo turėdamas nusikalstamą ketinimą. Ar valstybė galėtų nužudyti žmogų, kuris gyveno kaip vaikas ir beveik neabejotinai buvo priverstas prisipažinti? Ir būtent to visi klausė, ypač dabar, kai Barbara buvo pabudusi iš komos. Frankas Aguilaras, pasak jos, būtent jis užpuolė ją ir jo seserį. Joe Aredžio ji niekada gyvenime nebuvo mačiusi. Tai nesvarbu. Joe buvo nuteistas mirti dujų kameroje. Didelė dalis visuomenės reikalavo išteisinti Joe, kai jis žaidė su prisukamu žaisliniu traukinuku mirtininkų bloke. Atrodė, kad jis visiškai nesuvokė savo padėties rimtumo. Vis dėlto atrodė, kad jis žinojo, jog netrukus mirs. Spauda pranešė, kad jis pasakė vyrui iš gretimos kameros, jog šis galės pasimti jo traukinį, kai jis išeis. Didžiąją dieną kapelionas sakė, kad Joe tiesiog žiūrėjo jį tuščiu, sutrikusiu žvilgsniu. Jis nuėjo į dujų kamerą su nervinga šypsena veide, vis dar atrodydamas sutrikęs, kai cianido granulės pradėjo skleisti nuodingą rūką. 1939 m. sausio 7 d. laikraštis St. Petersburg Times išspausdino antraštę. Laimingiausias žmogus mirties kameroje mirė. Jis nebuvo laimingas. Jis pagal savo gebėjimus buvo tarsi mažas vaikas, kuris nesuvokė, kad daug piktų suaugusiųjų nori jo mirties. Tik 2011 metais Joe pagaliau sulaukė teisingumo, kai Kolorado gubernatorius Billas Ritteris suteikė jam malonę. Jis pasakė, kad įvyko tragiškas nuteisimas, pagrįstas melagingų ir prievartą išgautų protiškai neįgalaus vyro prisipažinimu. Vyriausybė iš esmės nužudė berniuką dėl policijos korupcijos. Jei protiniai gebėjimai nesvarbus, ar amžius turi apatinę ribą? Atsakymas į tai yra pražūtingas. Trečias atvejs. 1872 metai. Fort Gibsonas, dabartinė Muskogio apygarda, Oklahoma. Williamas Feiglis, Švedijos pilietis, buvo matytas įeinantis į vietinę parduotuvę nusipirkti prekių. Kitą kartą, kai kas nors jį pamatė, jis jau buvo miręs. 6 kartus peršautas, galva sutraiškyta akmeniu. Kažkas pavogė jo pinigus ir batus. Nėra aišku, kokie įrodymai buvo panaudoti, tačiau dėl žmogžudystės buvo nuteisti 2 vyrai – Jamesas R. Sinas ir Williamas Parchmilis, abu čerokių tautos nariai. Jamesas buvo suimtas po 13 metų 1885-aisiais JAV maršalo pavaduotojo Andrewso. Iš pradžių jis neigė žmogžudystę, o vėliau pabėgo iš kalėjimo. Williamas Parchmilis, kuris taip pat buvo įtariamasis, tarnavo eiliniu C kuopoje, Dojoje indėnų namų apsaugos Kanzaso pėstininkų pulke. Galiausiai jis taip pat buvo suimtas. Jo amžius neišlikusiuose dokumentuose nenurodytas, tačiau jo tariamo nusikaltimo bendrininko amžius pateko į istoriją. Jam tuo metu buvo tik 10 metų vaikas. Vaikas, kuris tvirtino, kad žaidė kortomis, kai Williamas jam pasakė išeiti į lauką. Kai Džie pamatė Feiglį, Williamas, kaip teigiama, davė jam ginklą ir pasakė „šauk jį". Jamesas vėliau susitaikė su savo likimu ir birželio 26 dieną tiek jis, tiek Williamas buvo pakarti Fort Smith, Arkanzase. Žmogus, kuris juos nuteisė, federalinis teisėjas Isaakas Parkeris, buvo pagarsėjęs.
Žinomas kaip pakorimų teisėjas, jis prižiūrėjo dar 77 egzekucijas teritorijoje, kurią, kaip teigė, darė saugią. Per savo karjerą jis nuteisė mirties bausme 160 žmonių, įskaitant 4 moteris, tačiau tik 79 iš jų buvo pakarti. Tokios kraštutinės bylos nugrimzdo istoriją, tačiau teisinė juodoji skylė, leidžianti žudyti vaikus, niekada iš tikrųjų neišnyko. 2005 metais ji tiesiog įgavo kitą formą. Antra, 2005 metai. Reikšmingame sprendime aukščiausiasis teismas nustatė, kad žmonių padariusių nusikaltimus būdami jaunesni nei 18 metų, egzekucija pažeidžia 8 pataisos draudimą taikyti žiaurias ir neįprastas bausmes. Byla, kuri lėmė šį pokytį, siekia 1993 metus, kai 17-metis Kristoforas Simonsas įkalbėjo 2 jaunesnius draugus prisijungti prie jo, įvykdant tai, ką galima laikyti tik pasibaisėtinų poelgių. Tuo metu jis gyrėsi, kad gali išvengti bausmės už žmogžudystę, nes techniškai vis dar yra vaikas. Ir jis patikrino savo teoriją, kai įsilaužė į 46 metų Shirley's Crook namus Misūryje. Užklijavęs į burną lipnia juostą ir surišęs rankas, jis nuvežė ją prie tilto ir įmetė į Merimako upę. Tai buvo visiškai siaubinga, o teismas išgirdo, kad Kristoforas tai buvo suplanavęs. Tačiau teisėjas Antonis Kennedys nusprendė, kad vaikai nėra suaugusieji, o mirties bausmės skirimas jiems yra neproporcinga bausmė. Šis sprendimas, dabar žinomas kaip Roper prieš Simonsą, panaikino 72 žmonių, kurie įvykdė žmogžudystę, būdami jaunesni nei 18 metų mirties nuosprendžius. Teksase, kuris laikomas nepilnamečių mirties bausmės sostinė, 29 nepilnamečiai nusikaltėliai buvo perkelti į bendrą kalinių populiaciją. Alabamoje 14 įkai buvo sušvelnintos bausmės. Valstybė jų nebeegzekutuos, tačiau jie vis tiek mirs kalėjime. Jie gavo nepilnamečiams skirtą laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę, be teisės į lygtinį paleidimą, dar vadinamą JLWOP. Iki 2012 metų. Apie 2900 kalinių nusikaltusių būdami vaikais buvo pasakyta, kad jie praleis kiekvieną savo gyvenimo dieną už grotų. Tai iš dalies pasikeitė tais metais, kai buvo priimtas vadinamasis Miller prieš Alabamą sprendimas. Šis sprendimas buvo pagrįstas 2 bylomis. Viena iš bylų buvo susijusi su 14-mečiu Contrelu Jacksonu, kuris 1999 metais tiesiog buvo kartu su kitu berniuku, kai tas berniukas nušovė ir nužudė pardavėją vaizdo įrašų parduotuvėje. Bendrininkavimo įstatymas nustatė, kad vien buvimas įvykio vietoje buvo pakankamas, kad būtų paskirta JLWOP bausmė. Kita byla buvo susijusi su 14-mečiu Evanu Milleriu iš Alabamos, kuris kartu su draugu beisbolo lazda sumušė 52 metų Colą Canoną ir paliko jį beveik mirusi, kai padegė jo namelį su juo viduje. Aukščiausieji Alabamos ir Arkanzaso teismai abu patvirtino nuosprendžius. Aukščiausiasis teismas panaikino šį sprendimą, pareiškęs, kad pagal 8 pataisą tokia bausmė yra neteisėta. Įstatymas turėjo pasikeisti. Jokio įkalinimo iki gyvos galvos be teisės į lygtinį paleidimą vaikams, nesvarbu, koks sunkus nusikaltimas. JAV dabar buvo tokia pati kaip visos kitos išsivysčiusios šalys. Na, ne visai. Šiuo metu tik 27 valstijos ir Kolumbijos apygarda uždraudė įkalinimą iki gyvos galvos be teisės į lygtinį paleidimą asmenims iki 18 metų. O dar 9 valstijose ne vienas nepilnametis nusikaltėlis neatlieka įkalinimo iki gyvos galvos be teisės į lygtinį paleidimą bausmės. Tačiau remiantis bausmių skirimo projekto duomenimis, 2023 metais beveik 1500 žmonių atliko įkalinimo iki gyvos galvos be teisės į lygtinį paleidimą bausmę 2020 metų pradžioje. Kai kurie iš jų buvo neįtikėtinai jauni. Michaelas Hodges, kuriam buvo vos 13 metų, kai jis kartu su keliais paaugliais draugais buvo šalia, kai buvo nužudytas parduotuvės darbuotojas. Nėra aišku, ar jis pats nuspaudė beiduką, ar melagingai prisipažino, tačiau šiuo metu jis niekada neišeis iš kalėjimo. Jis nėra vienas toks. 2007 metais Vienodo teisingumo iniciatyva užfiksavo bent 73 vaikus, kuriems buvo 13 arba 14 metų atliekant tokią bausmę. Įstatymai pasikeitė, bet juodoji skylė vaikams vis dar egzistuoja. Tad ar iš tiesų kas nors pasikeitė? Tačiau iš visų sistemos klaidų, spragų ir institucinių nesėkmių nė viena nėra baisesnė už tą, kai sistema nusprendžia teisingumą pakeisti vien skubėjimu. Pirmiausia, 1944 metais 2 mergaitės, Betty June Beneker, 11 metų, ir Mary Emma Thames, 8 metų, dingo Alkulu, Pietų Karolinoje. Vėliau jos buvo rastos žiauriai sumuštos kietų daiktų, kuris buvo prasiskverbęs į jų kaukolės. 14 George'as Tinis, vos 5 pėdų 1 kolio ūgio ir sveriantis 90-95 svarus, buvo suimtas. Tariamai jis nuvedė policiją į vietą, kur buvo paslėpęs ginklą – geležies gabalą. Jis negavo jokios teisinės pagalbos, kai buvo paliktas vienas su policija, o jo tėvai ar artimieji jo net nematė, bijodami būti linčiuojami. Minė iš tikrųjų pasirodė prie Stinių namų, tačiau tėvas jau buvo atleistas iš darbo ir išsikraustė, bijodamas dėl savo gyvybės.
Džordžo teismo paskirtas gynėjas buvo Čarlzas Plaudenas, žmogus, kuris nenorėjo sukelti problemų. Jis kandidatavo į vietos valdžią. Jis neužginčijo policijos, kuri išgavo prisipažinimą, nei to fakto, kad prisipažinimas keitėsi. Per teismo procesą, kuris truko vos 2,5 valandos, jis beveik visiškai nesistengė pateikti jokios gynybos. Džordžas buvo vienas sistemoje, kurios jis nesuprato. Sistemoje, kuri bijojo, kad jei niekas nebus nubaustas už šį siaubingą nusikaltimą, kils smurto protrūkis. Jimo Crow rasistinėje sistemoje daugiau nei 1000 įsiutusių žmonių laukiant už teismo rūmų. Vien tik iš baltųjų sudaryta prisiekusiųjų žiuri nuteisė Džordžą mirties bausme. Apeliacija nebuvo pateikta. Nėra jokių rašytinių įrodymų apie teismo procesą. Tai buvo Amerika, laisvės šalis, o vaikas buvo nuteistas iš esmės teismo parodijoje. Juodaodžių bažnyčios ir žmogaus teisų gynėjai kreipėsi į gubernatorių Oliną D. Johnstoną, prašydami malonės. Jo atsakymas buvo pareiškimas, kuriame jis teigė, kad Džordžas jam neva prisipažino nužudęs mergaitės. Dar bakiau, jis bandė išniekinti vieną iš mirusiųjų kūnų. Ši paskutinė dalis, autopsija to niekada nepatvirtino. Manoma, kad šis pareiškimas tai buvo gandai, kuriuos Johnstonas buvo girdėjęs. Egzekucijos dieną, 1944 m. birželio 16-ąją, praėjus vos 84 dienoms po jo arešto, sakoma, kad Džordžas prisipažino maždaug prieš 30 minučių, kai buvo nuvestas į mirties kamerą. Tačiau vėlgi, nėra jokių įrašų apie jo žodžius. Žiniasklaida pranešė, kad jis turėjo sėdėti ant Biblijos, o jo kaukė nuslydo būtent tuo momentu, kai per jo kūną perėjo 2400 voltų srovė. Ta dalis galėjo būti gandas, bet visa kita yra tikra. Paklaustas, ar nori tarti paskutinius žodžius, jis atsakė: "Ne, ponė." Tada buvo paspaustas jungiklis ir netrukus po to jis mirė. Buvo teigiama, kad jis buvo jauniausias žmogus nubaustas mirtimi šiuolaikinėse JAV. Bet ar tikrai? Trumpas atsakymas: ne, visiškai ne. Kitais atvejais valdžia rado spragų, jei ne įstatyme, tai apeidama etinius svarstymus. Nes įrašai rodo, kad Irvingas Hatchetas buvo nubaustas mirtimi 1910 metais Floridoje. Jam buvo 14 metų, kai jis nužudė mergaitę ir netrukus po to buvo įvykdyta egzekucija. Pagal to meto valstybės duomenis jam buvo 15 metų. Tyrėjai nagrinėję surašymo duomenis nustatė, kad iš tikrųjų jam buvo 14. Jis taip pat nuo nuosprendžio iki egzekucijos tepraėjo vos keli mėnesiai. Floridos valstija taip pat įvykdė mirties bausmę Nathanieliui Volkeriui, kuris 1941 metais, būdamas 14, nužudė moterį. 2 berniukai, kurie buvo kartu su juo, buvo 15 metų visi afroamerikiečiai ir visi buvo įvykdyta mirties bausmė. Šį kartą mirtis atėjo lėčiau, galbūt po 2 ar 3 metų po nuosprendžio, bet vis tiek greitai pagal šiandieninius standartus. Džordžas Tinis galbūt yra vardas, kurį visi žino, bet akivaizdu, kad jis buvo vienas iš kelių berniukų, kuriems buvo įvykdyta mirties bausmė, būnant 14 metų vos keliose valstijose. Galbūt dėl gėdos, tais atvejais valstybė tyčia klaidingai nurodydavo amžių, o laikraščiai ramindavo visuomenę. Tai buvo ne tiek spraga, kiek akivaizdus apgaudinėjimas. Mirties nuosprendis nėra tik verdiktas, tai yra ir ištisas procesas. Sužinokite, kas vyksta po to, kai teisėjas paskelbė nuosprendį. Diena po dienos, nuo nuosprendžio paskelbimo iki paskutinių žingsnių, kaip iš tikrųjų jaučiasi mirties nuosprendis nuo pirmos dienos iki egzekucijos. Arba žiūrėkite tai vietoj to.